Mano vardas Edmundas Baltramiejus Bilotas, esu iš Šiaulių. Visų pirma, vidurinę, tai baigiau Šiaulių Dirždvario gimnaziją. Nesistengiau mokytis, bet mokslai sekėsi. Tai baigiau mokyklą su pagyrimu ir pasisekė, kad dar nebaigęs mokyklos, jau kaip ir buvau įstojęs į universitetą, tai Rygoje, Stockholm School of Economics in Riga. Taip jau likimas sudėliojo, kad su manim susisiekė buvęs mano mokyklos direktorius. Tiesiog susitikom pakalbėti, kas kaip sekasi, ir jis man norėjo kaip ir pasiūlyti, pamėginti įsidarbinti į savivaldybę. Ir man ši idėja, žinoma, patiko, atrodė viskas labai įdomu, bet buvo vėl vienas trikdis, kad aš neturiu to aukšto išsilavinimo. Ir tai šis planas tiesiog vėl sustojo. Bet mes tada išgeneravom tokią idėją, kad galbūt aš galėčiau savanoriauti. Ir taip atradom projektą Atrask save, taip aš tapau jo dalimi ir prasidėjo mano savanorystė. Savanorystė tai puikiai leidžia patirti, gauti tikros tos praktikos, ne teorinių žinių, bet tikros praktikos, kaip atrodo tas pasaulis. Ir būtinai rekomenduočiau bet kam, nors ir ar 18 metų, ar 20 keli, bet jeigu nori pakeisti savo kryptį gyvenime, nori atrasti būtent, kur tu nori realizuoti save, tai mano manymu savanorystė yra tikrai puikus kelias ir man bent jau asmeniškai tai tikrai padėjo. Mano jau buvo iš karto toks ir tikslas, kad ateityje aš būtent ten ir realizuosiu save, ten ir dirbsiu. Be galo myliu Šiaulius ir noriu jiems padėti, kažką padaryti, kad tik miestui būtų geriau. Ir norėjau būtent ten pritaikyti savo įgytas žinias, praktiką ir kažkokiu būdu prisidėti prie pokyčių mieste. Visiškai nežinojau, kaip tai padarysiu ir savanorystės pabaigoje jau, kaip ir pusiau buvau nuleidęs rankas, kadangi neišnaudojau pilnai to laiko ir vis dar buvau be to aukšto išsilavinimo. Bet man patiko ten ta veikla. Tuo tarpu miestui pokyčiai yra būtini, kadangi miestas vis, toks jausmas, kad mažėja, gyventojai išvažiuoja kitur, tai mano manimu tai turėtų būti daroma, turėtų būti, jaunesnė karta turėtų ateiti ir dalyvauti būtent tame miesto kūrime. Ir taip man jau pasisekė, kad pasibaigus savanorystėje aš vėlgi grįžau prie savo bakalauro darbo, kad jį užbaigti mokslus ir tada jau siekti savo tolimesnės profesinės karjeros. Ir berašant darbą aš gavau būtent pasiūlymą iš savivaldybės. Kol dar nesu įdarbintas, nenoriu būtent atskleisti pozicijos, bet visgi turėsiu šansą grįžti ir prisidėti prie to miesto pokyčių darymo. Manau, šiek tiek rimtesnėse pareigose, negu buvau prieš tai. Ir taip, manau, kad ta savanorystė labai smarkiai prisidėjo prie šio mano sprendimo. Netgi šią savanorystę aš rekomenduočiau bet kam, ypatingai tiems, kurie dabar baigė 12 klasių. Ir aš netgi aplankiau savo buvusią mokyklą, pasakau jiems apie tą savo aukštą išsilavinimą. Ir dauguma moksleivių, dauguma stoja vien dėl to, nes to iš jų tikisi tėvai, nes tai yra visuomenės norma. Nors jie nežino, ar iš tikrųjų jie ten nori studijuoti. Jie nežino, kokiu keliu jie nori eiti, nes tų kelių kiekvienas turim begalę. Ir jį išsirinkti, žinoma, yra nelengva.